Sveiki. Taip žinau, kad kai nepasidažau, atrodo, kad neturi nei blakstienų, nei antakių, bet viskas gerai. Dievas parūpina savo laiku, savo tobulų laiku ir kaip Saliamonas sako, viskam yra laikas pasaulyje ir turėti antakius ir neturėti jų. Taigi, tegul tai jūsų šiandien neblaško. Ir šiandien skaičiau Luko Evangeliją 12 skyrių nuo 1 iki 7 eilutės. Ir kai skaitau, kartais gali atrodyti, kad čia bus Jėzaus kalba žmonėms miniai. Ir kai skaitau, atrodo kartais, kad galbūt tai yra kažkokie atskiri sakiniai, nesusiję, bet man patinka galvoti taip, kad viskas yra susiję, tik tai kartais galbūt aš kaip ribotas žmogus nematau tų jungčių. Tai man patinka jų ieškoti. Tai tą ir dariau nuo 1 iki 7 eilutės. Ir pirmas dalykas, ką Jėzus sako, tai yra saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmainystės. Ir tada jisai sako, nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Tai pirma jisai sako, saugokitės veidmainystės. Tada sako, kad nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta. Ir aš mačiau, kaip tai susiję. Aha. Tai vadinasi, veidmainystė yra kažkas uždengto, kas bus atidengta. Ir kas tai gali būti? Veidmainystė nėra gražus dalykas, vadinasi, tikriausiai veidmainystė yra labai šlykštus vidus, uždengtas kažkokia gražia išorė. Ir tada būtų prasmė, kodėl Jėzus sako, kad nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta. Kad vieną dieną visi prasti motyvai, kad ir kaip gražiai apvilkti į kokius nors gražius žodžius ar veiksmus, vieną dieną viskas bus išryškinta, iškelta į paviršių ir atitinkamai pasielgta su tuo. Toliau jisai sako, ką kalbėjote patamsyje, skambės šviesoje ir ką šnibždėjote jausis kambariuose bus skelbiama nuo stogų. Ir toliau 4 eilutė sako, aš sakau jums, savo bičiuliams, nebijokite tų, kurie žudo kūną ir paskui nebegali daugiau kenkti. Ir aš galvoju, čia ką tik kalbėjau apie veidmainystę, kuri bus atidengta, ir čia dabar sako, nebijokite. Ir galvoju tada, logiška, nes panašiai veikia ir mūsų priešas, šėtonas. Jisai neteina ir neprisistato kaip tas, kas yra. Jis visą laiką, kaip Biblija sako, kad jis apsimeta šviesos angelų, prisidengia tą šviesą, nors iš tikrųjų jis yra melų tėvas. Ir tie, kurie taip elgiasi, iš esmės yra jo vaikai, jo pasekėjai. Ir taip pat, man atrodo, Jono Evangelijoje rašoma, kad priešas ateina tik tai vogti, žudyti ir naikinti. Tai ir tie žmonės, kurie gyvena pagal priešo principus, kurie veidmainiauja, turi prastus motyvus, bet prisidengia kažkuo gražiu, iš tikrųjų nori tik tai vogti, žudyti ir naikinti. Ir Dievas tai žinodamas, jisai sako, nebijokite jų, kurie žudo kūną ir paskui nebegali daugiau kenkti. Nes jeigu mes kiaurai nepermatom tų žmonių, tai Dievas vis tiek permato. Jis mus iš anksto perspėja, kad taip, tai yra šlykštus vidus pridengtas gražiais dalykais ir vieną dieną galit nuo tų blogų motyvų nukentėti, bet nebijokit. O kodėl? Ir tada 5 eilutė jisai sako, aš parodysiu, ko turite bijoti. Bijokite to, kuris nužudęs turi gali įstumti į pragarą, kitaip sakant, sunaikinti. Taip sakau jums, šito bijokite. Ir aišku, čia kalbama apie Dievą. Kad žmogus turi gali tik tai kažką padaryti mūsų kūnui. Daugiausia nužudyti. Bet Dievas yra tas, kuris turi visą galią, nes jis mūsų kūrė.
mūsų sielai, mūsų dvasiai. Ir jisai gali sunaikinti mus tiesiog negrįžtamai. Ir dėl to jo turime bijoti. Bet dabar, kai perskaitau šitą eilutę, atrodo, kad Dievas dar baisesnis už tuos veidmainius, kurie čia minimi. Kad jie žudo ir Dievas dar baisesnis už juos, jisai žudo su pasiekmėm, kurios truks visą amžinybę. Bet čia tekstas nesustoja ir 6 eilutė sako: argi ne 5 žvirbliai parduodami už 2 skatikus? Žodžiu, labai mažai. Tačiau ne vienas jų nėra Dievo užmirštas. Žinokite, kad net visi jūsų galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite, vėl tas nebijokite, jūs vertesni už daugybę žvirblių. Ir 6 ir 7 va šitoj eilutėj Dievas atskleidžia, koks iš tikrųjų jisai yra ir ką reiškia jo bijoti. Tai nereiškia bijoti, kad jis mus sunaikins. Tai reiškia tiesiog turėti tą pagarbų supratimą, kad jis viską sukūrė ir jisai gali sunaikinti. Jis davė gyvybę, jis gali ją ir atimti. Bet po to 6 ir 7 eilutės atskleidžia, kaip labai jisai vertina tą gyvybę ir kaip jis labai nenori, kad ta gyvybė būtų prarasta. Tai jisai sako, kad žvirbliai, kurie taip pigiai nuperkami, nėra Dievo užmiršti. Tai tuo labiau, tad nebijokite, jūs vertesni už daugybę žvirblių. Ir iš ko mes žinom, kad mes vertesni už daugybę žvirblių? Iš Jėzaus aukos. Tas pats, kuris čia šneka, ne šiaip šnekėjo, ne šiaip sakė, nebijokit, aš jūs myliu, bet jisai ir parodė tai savo veiksmais. Jisai prisėmė mūsų bausmę už nuodėmę, pats numirė mūsų vietoj, kad mes galėtume su juo praleisti visą amžinybę. Kitaip sakant, tie žvirbliai verti 2 skatikų, o mes verti pačio Dievo gyvybės. Jisai sumokėjo už mus savo paties krauju. Tikriausiai nėra brangesnio dalyko nei gyvybė. Jeigu rytoj, tiksliau, jeigu šiandien kas nors jums pasiūlytų, kad sumokės 1 milijoną, bet jūs turite tik tai 24 valandas pasimėgauti jo, tai sakytumėt, gal susikiškite jūs tą 1 milijoną. Nes mes žinom, kad mūsų gyvybė yra brangiau už bet kokius pinigus. Ir pats Dievas savo gyvybę, savo krauju nusprendė sumokėti už mus. Vadinasi, mes jam esam brangesni už bet ką. Visiškai bet ką. Nėra aukštesnės kainos. Ir man patinka tas faktas, kad Dievas, Jėzus sako, čionais 2 kartus nebijokite. Ir kai jau Jėzus kartojas, tai tikriausiai galim suprasti, kad tai yra kažkas svarbaus. Ir manau, tai yra labai svarbu, nes mes visų pirma linkę į bijojimus ir nerimą ir visokius kitokius permastymus, kurie mums kelia baimės. Tai vien dėl to Jėzus sako, nebijokite 2 kartus. Ir man įdomu tai, kad po to antro nebijokite, jisai pasako, kad jūs vertesni už daugybę žvirblių. Kitaip sakant, jisai mums parodo, kaip mus labai vertina ir kaip jis mus labai myli. Ir Biblijoje yra rašoma, kad tobula Dievo meilė išvėja bet kokią baimę. Tai mes galim arba bijoti, arba mylėti. Ten, kur atsiranda tobula Dievo meilė, ten negali egzistuoti baimė, panašiai kaip šviesa negali egzistuoti su tamsa kartu.
ten, kur yra daug baimės, manau, iš kitos pusės yra labai labai mažai supratimo, kaip labai Dievas mus myli. Ir aš manau, kad mes galim arba suprast, kaip Dievas labai labai mus myli ir drąsiai eit per gyvenimą, nes jeigu jis tikrai atidavė savo sūnų, save patį už mus, tai kaip jis gali viso kito mums nepridėti, kaip ir pažadėjo, kaip savo vaikams. Arba mes galim viską bandyti kontroliuoti patys, dėl visko jaudintis, dėl to, kad pilnai nesuprantam, kaip Paulius sakė, Dievo meilės gylio, aukščio ir pločio. Visų tų 3 viską aprėpiančių dimensijų jo meilės. Tai va, ir kažkada girdėjau tokią mintį iš pamokslo, kad žmonės galvoja, kad jie negali pasikeisti, ten tarkim, mesti rūkyti ar mesti gerti, ar dar kažkokią atsikartyti priklausomybę ar blogų įpročių, dėl to, kad jie nepakankamai myli Dievą. Maždaug, jeigu mylėčiau Dievą pakankamai, tada man būtų lengva pakeisti savo gyvenimą. Bet bėda dažniausiai būna tame, kad ne dėl to, kad jie nepakankamai myli Dievą, nes mes iš savęs negalim jo mylėti, netgi tą meilę, kurią mes jaučiam jam, jis mums pats ją duoda per savo šventąją dvasią. Nes Biblija sako, kad iš savęs nei vienas mes neieškom Dievo. Visi mes paklydusios avelės. Bet bėda ta, kad mes nesuprantam, kaip stipriai Dievas mus myli. Ir kiek jis daug paaukojo dėl to, kad mus myli. Ir kiek jis daug kentėjo dėl to, kad mus myli. Ir kaip tai niekada nepasikeis ir nieks neprivers jo mažiau ar daugiau, nes jis jau taip labai daug mus myli. Nieks neprivers jo daugiau ar mažiau mus mylėti. Tai dėl to, kad mes nesuprantam to, dėl to mes nesikeičiam. O ne dėl to, kad mes patys iš savęs jį per mažai mylim. Viskas prasideda nuo supratimo, kaip stipriai Jėzus mus pamilo. Ir dėl to mes galime mylėti jį atgal ir vieni kitus.